Citadele. Bankas visiems tavo poreikiams. Sveiki, tai aš esu Gerda. Galim iš naujo, man traškėjo tapas. Sveiki, aš esu Gerda. Sveiki, o aš Žygimantas. Sukarpysim, ne? 1, 2, 3, ho. Sveiki, tai aš esu Gerda. Labas, aš Žygimantas. Ir mes kartu bandysime nepaliauti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad keliausime į Nepalą, kur bandysime pasiekti Everesto bazinę stovyklą. Tai mūsų tikriausiai kol kas dar nepažįstate. Tai mes taip trumpai, aš esu gyvenime, apart to, kad mėgstu lipti kalnus ir važiuoti dviračiais. Esu dizainerė ir juvelyrė, o Žygimantas yra... Fotografas ir fotografas. Taip, fotografas ir puikus fotografas. Tai, žodžiu, nusprendėme pailsėti nuo savo kuriamų menų, pavadinkime, ir išeiti kalnus, pasiekti Everesto bazinę stovyklą. Ir šiandien likus dviems dienoms iki kelionės nusprendėme su jumis susipažinti. Ir prisistatyti ir papasakot, kur ir kaip eisim. Pirmiausia, gal dar galim pasakyti, kaip mes sugalvojom šitą avantiūrą. Tai įvyko taip, kad draugų kompanijoje keliavom su dviračiais porą dienų ir užbaigtuvių vakarienės metu Gerda taip užsiminė ir klustelėjo visų, gal kažkas norėtų į Nepalą su juo kartu keliauti. Planavau keliauti viena į meno rezidenciją kaip menininkė, kaip dizainerė ir praleisti mėnesį Katmandu ir turiu seną svajonę pasiekti Everesto bazinę stovyklą. Tai buvo toks iššūkis, kad tai padaryti vienai, bet prie picos tiesiog pasiūliau bičiuliams prisijungti ir štai mes čia su Žygimantu tai darom drauge. Tai labai smagu, kad galėsim dviese eiti, o ne vienam gal vis tiek tokia gan didelė kelionė. Jo, bet dar grįžtant. Kai Gerda paklausė, aš ten man juokais sutikau. Sakau, jo, važiuojam. Bet galiausiai po kelių dienų dar susitikom pašnekėti apie tą juoką. Ir žiūrėk, ir bilietus. Ir va jau ir bilietai, ir va už 2 dienų tuoj važiuosim. Ir gavom dar susipirkti dalykus, susiruošti viską, Tai labai viskas ekspromtu, žodžiu, nuo kelionės dviračio iki kelionės į kalnus. Ja, iki gyvenimo kelionės jau čia į kalnus. Taip, tai labai įdomu tai yra. Kiti mūsų bičiuliai neprisijungia prie mūsų kelionės, bet gal įsikvėps ir ateityje jums seniai mūsų šitas avantūras. Jeigu mes nueisim ir grįšim. Nes čia dar nieks neaišku. Taip, tai mes iš tikrųjų gal svarbu paminėti, ne, kad nuo tos akimirkos, kai jau ten supratom, kad čia ne juokas, o mes iš tikrųjų varom, tai gana intensyviai ruošiamės fiziškai šitai kelioniai.
bėgam krosus, vaikštom į salę. Aš asmeniškai tai tiesiog einu į salę ir bandau stiprinti nugarą, kojas, na, žodžiu, viską, kad būtų lengva nešti kuprinę ir kažkaip nepalūžt, nepaliaut. Imituot ėjimą laiptais, to statumu kalnų. Labai svarbu, jo, čia turbūt, nes aš kadangi ir seniau jau planavau, kad eisiu į tą basecampą, bet ką pastaruosius mėnesius konkrečiai darau, ko gal anksčiau nedariau, tai per dieną stengiuosi bent jau į 100 aukštų įlipti, į 100, o dabar jau likus nedaug laiko, tai 200 aukštų kasdien. Aš tikrai tiek ne. Žygis nelipa. Aš neturiu laiko tiek aukštų laipėt. Pažiūrėsim, kaip jis kalnuose lips, bet... Žodžiu, tai mes visi fiziškai ruošiamės, labai daug valgom, stengiamės gauti reikiamą kiekį baltymų, žodžiu, auginti raumenus. Kiek telpa ir kiek spėjam. Nu, taip. Aš bent jau. Taip. Tai va? Tai valgom, einam, sportuojam, daiktus dedamės, ir laukiam. Nervuojuos aš, bet normalu gal. Nes neaišku, kas kaip bus. Tai... Tikimės nueit, gyvi ir dar sugrįžti būtų labai gerai. Čia jo, max planas būtų įgyvendintas. Grįžti. Tai va, tai taip mes čia. Bet kita vertus, pats procesas bus labai smagus, tai priimam tai, kad keliaujant į Everesto bazinę stovyklą greičiausiai gali ištikti kalnų liga, nes būsime virš 5 km aukštyje ir ne visų žmonių organizmai, nepriklausomai net nuo to, kiek fiziškai mes būsim pasiruošę, tai ne visi tiesiog gali fiziologiškai pasiekti bazinę stovyklą. Tai mes kažkaip irgi priimam, kad bandysim, bet nežinom. Galbūt tai bus labai gražus procesas, bet nepasieksim to tikslo, kurį išsikėlėm. Bet pasimėgausim procesu. Tai stebėkit mūsų kelionę, sekit mus Instagrame, nepaliautojai. Ir jo, ačiū, kad žiūrit. Lankykit čiūrikus, aš jau nervuojas. Labai. Bet Žygimantai, nėra kada nervuotis, nes mums laikas matuotis. Medinis šitas žmonės. Gerokai. Gerai, tai. Jeigu rimtai, tai turim keliauti į Luklą, parduotuvę kelionę. Žvalgus, man atrodo, kažkaip turim būti, ne? Ir matuosimės visokius drabužėlius kalnų. Kelnes, pirštinės. Taip, vėjo kelnes. Striukė. Gausim lazdų. Sako, gos. Dar vienas medinis. Gerai. Tai žodžiu, susiruošim visą įrangą. Ekipuotę. Tai gerai, tai gal net daug nekalbam, kol dar kokią medinę neištraukiau ir... Jo, varom. Į Vilniaus Akropolį, į savo nuotykių partnerio buveinę, Citadelė banko padalinį. Kadangi taip stipriai nepaliovėm treniruotis prieš kelionę, liko vos 2 dienos ir jeigu įprastai galėtume visus savo finansinius reikalus susitvarkyti labai paprastai per Citadelė banko mobiliąją programėlę, tai likus tiek mažai laiko nusprendėme tiesiog atvykti į padalinį ir maždaug per valandą arba 2 pažiūrėsim, išspręsti savo visus finansinius klausimus, nes prieš tokio tipo kelionę ir apskritai keliaujant, bet kur yra labai svarbu pasirūpinti savo finansais. Ir draudimu. Vienas iš mūsų šiandienos tikslų Citadelė banko padalinyje yra išsiimti kreditinės korteles kartu su kelionės draudimu. Mūsų kelionės draugai Citadelė bankas pasiūlė kreditinės C-Prime korteles, kurios atitinka visus kelionės poreikius.
Likus vos 2 dienoms iki didžiojo nuotykio apsilankėme viename iš banko padalinių, kur taupydami laiką galėsime išspręsti visus mums rūpimus finansinius klausimus. Citadele banko C-Prime kortele patogu naudotis bet kurioje pasaulio šalyje, nes be papildomų mokesčių galėsime išsigryninti reikiamą sumą pinigų ir pritrūkus bet kur ir bet kuriame pasaulio bankomate padaryti tai dar kartą. Ši kortelė automatiškai suteikia ir kelionės draudimą keliaujant iki 2,5 km aukštyje, be kurio būtų sunku įsivaizduoti sklandų ir atsakingą kelionės planavimą. O mūsų atveju, keliaujant virš 5 km aukščio, papildomą mums reikalingą praplėstą draudimą galime užsisakyti mobiliojoje Citadele banko programėlėje vos per kelias minutes. Prarastas bagažas, vėluojantys skrydžiai yra dažna praktika, tad su kelionės draudimu išvengsime nenumatytų išlaidų viešbučiams, daiktams ir kitiems svarbiems dalykams. Tad susitikome su banko konsultante, aptarti mūsų lūkesčius ir rasti geriausius sprendimus. Gerai, aš dar turiu tada vieną klausimą, nes mes čia taip nepaliaujamai ruošiamės ir mum iki kelionės liko realiai 1,5 dienos, 2 dienos, poryt mes išskrendam ir kaip greitai mes galim gauti tas savo banko korteles ir būti jau apsidraudę, pasiruošę kelionį, per kiek tas draudimas įsigalioja. Taip, tai C-Prime kortelę jūs gautumėt per 5 minutės. Volia! Skubėdami būtent tai ir norėjome išgirsti. Fizinę kortelę vos per 5 minutes, o dar galime pasirinkti ir kortelės dizainą. Nepaslaptis, meno žmonėms tai itin svarbu. Tad griebiam naujasias korteles ir lekiam dėtis paskutinių daiktų į kuprines. Tai maždaug tiek daiktų ir dar čia ne visi daiktai keliavo su manim ant mano pečių į Nepalą. Ką čia turim? Pūkinės striukė, kai bus šalta, vėjo ir lietaus striukė, kai bus vėjuota arba lys. Kelnės šalia irgi nuo vėjo ir nuo lietaus. Puikusis miegmaišis, kuriam bus vien svarbiausių laikų praleidžiamas poilsio laikas, tai reikia, kad nesušaltum ir kad nesvertų labai daug tas miegmaišis, tai čia toks ir yra. Paskui šiltesnis megztukas flysinis apsirengt, irgi nesušalt, miegant irgi turbūt gali prireikt. Trikojis, kurį naudosim filmuojant, kad ta laida faina atrodytų, tai tikiuosi pavyks panaudoti. Vandens talpa 3 litrų, padėkliukas užpakaliui padėt, prisėst, kad neatšalt. Vienas svarbiausių dalykų vaistinėlė. Ko tikrai turi labai daug, tai vaistų. Šitas visas daiktas turi būti kažkaip gražiai supakuotas. Tai visokių vaistų, pleistrų, nuo žaizdų, įvairių purškalų, nes nežinia, kas gali nutikti kalnuose. Ir, ir žinoma, būtų gerai apsirūpinti, nes mano žiniomis vaistinių Himalajuose po keliuje resto bazinė stovykla nebus. Pavyzdžiui, turiu net tokių daiktų kaip vitaminas C, ko šiaip normaliam gyvenime gal ir nelabai vartoju, bet čia prireiks. Tada, žodžiu, smegtų įvairių, rehidronų, žodžiu, labai daug visokiausių vaistų, tepaliukų, nuo skausmo vaistų. Na ir kadangi aš turiu 1 tipo diabetą, tai mano pasiruošimas yra dar šiek tiek specifinis, tai čia turiu tokį specialų Prio šaldytuvą, kuris apsaugos insuliną tiek Katmandu, kur bus karšta, tiek kalnuose, kur bus labai šalta, žodžiu, leidžia man išlaikyti tą temperatūrą. Tai čia tiesiog tokiem žmonėm kaip aš yra labai svarbus momentas. Ir mano švirkštukai insulino, žodžiu, kuriuos pakuoju, kad nepritrūkčiau, nes jeigu ten kažkokių vaistų dar galbūt galima, nežinau, turbūt paklausti kitų keliautojų, tai tokių specifinių dalykų, turbūt nelabai, nes žmonės nelabai gal nėra tai dažnas atvejis, kad žmonės eina į Everesto bazinę stovyklą su diabetu. Pašiltukai rankom ir kojom ir vadinama išlikimo antklodė, tai ta folija iš vienos pusės sidabrinė, iš kitos auksinė. Viena vėsina, kita šildo. Tada
apšvietimas, prožektorius ant galvos, kaklo movos, elektronika, turniketas nelaimės atveju, mažas rankšluo lastukas, žygiavimo lazdos, marškinėliai, kojinės, kelnės ėjimui, termo rūbai, vieni miegui, kiti ėjimui ir viskas turėtų tilpti į šitą kuprinėlę. Tai va, aišku, čia dar ne visi daiktai, nes dar ne viską turiu, kaip sakyt, parsivežęs iš parduotuvės užsakytą. Tai dar trūksta šitų dar dalies elektronikos, pakavimo maišų. Aišku, čia dar dėsis ir vanduo, ir maistas, bet ten jau vietoj. Dar kažką nusipirksim, dar šiltas kelnes reiks ten vietoj nusipirkti, turbūt storas ir šiltas pirštinės. Ir higienos reikmenys dar, aišku. Daug higienos mums tikrai ten neprireiks, nes jos nebus. Neturėsim galimybės bent jau keletą dienų greičiausiai nusiprausti, būdami jau dideliame aukštyje, bet vis tiek drėkinti odą yra labai svarbu, tai žodžiu mažas kremukas, tada dezodorantas, jeigu jau praustis negalim, tai kažkokiu būdu higieną palaikyti, šlapios servetėlės, lūpų balzamas, šito neįsidėjau ir čia yra labai svarbu, tai reikia suprasti, štai, turiu čia. Tai žodžiu, lūpų balzamas kokybiškas svarbu, nes sako, kad labai skerdėja lūpos. Tai va, tai tokie dalykai, vaistų labai daug, higienos reikmenų labai mažai. Aišku, labai svarbu kur nors nenumesti ir nepamiršti savo lazdų, kurias davė vis dėlto mums tų lazdų luklą. Tai va. Tai gerai, ir aišku Snickersas. Čia yra simboliškas dalykas einant į Everesto bazinę stovyklą, nes žmonės ten muša Snickersais, dalinasi Snickersais, tai yra tarytum simbolis. Palaikyti energiją, cukrų ir gerą nuotaiką. Tai žodžiu, Snickers. Aš čia vieną kartą bandžiau susidėti tašę, jinai buvo labai sunki, dabar bandau vėl perdėti. Tai bandau sumažinti visais įmanomais būdais svorį savo tašės. Tai čia yra vienas iš pavyzdžių, ką aš padariau su dantų šepetėliu. Aš tiesiog jis buvo ilgas dantų šepetėlis, o aš jį nukirpau tam, kad sutaupyčiau bent kokį 10 gramų. Tai šiek tiek juokinga, kai kuprinė sveria virš 10 kg, tarkim, ar ten, nežinau, 15, o tu bandai sutaupyti tą 10 gramų, bet kita vertus, 10 prie 10, žiūrėk jau ir kilogramas. Aišku, pūkinė striukė, kad nesušaltų. Keista, kai skandi Nepalą dėtis pūkinės striukės, bet tokia realybė. Vėjo kelnes, vėjo striukė. Nu, žodžiu, reikia pradėti krautis. Tai va, viskas telpa, viskas vietoj, kol dar neturiu visų daiktų. Tegu viskas taip ir lieka kupriniai, neišmėtyta po namus. Bus ir namuos tvarkingiau ir va, daiktai nedings kažkur, nepasislėps. Labas rytas, sveikinas iš Vilniaus oro uosto prieigų. Ankstyvas rytas, atrodo nevėluojam, bandom prisiduoti bagažą. Ir keliausim į Nepalą. Iki skrydžio liko visai nedaug. Už maždaug valandėlės turbūt keliausiu į oro uostą, priduoti savo bagažą. Mano bagažas jau čia. Visai neblogai. Iš viso turiu apie čia 10 kilogramų, dalis dar išsiims. Tai mano svajonių planas buvo
leistis į Everesto base campą su max 6 kilogramais. Tai dar kažkiek išsijėms dalykų, pasiliks Katmandu. Tai tikiuosi, kad galbūt netgi ir pavyks. Žygis šiuo metu jau skrenda. Taigi ilgos kelionės pirmasis sustojimas Kopenhagoje. Čia yra tekę būti šiemet, pirmą kartą buvau, kai važiavau fotografuoti Eurovizijos, tai didžiausio muzikos konkurso pasaulyje. Pačioj Kopenhagoje ilgai neužsibuvom su kolegom, nes Eurovizija vyko Malmėje, tai su traukiniu per tiltą persikėlėm į Švediją ir tiek to laiko Danijoje ir Kopenhagoje, panašiai visai kaip dabar. Taigi skrydis į Dohą, jau laipinimas vyksta, skubam į vartus. Na, dabar šokam į lėktuvą ir skrendam į Dohą, į antrąją stotelę. Kojytėm jau šilta, tai reikia išsinerti iš tų batų ir atgaivinti jas. Mes maždaug, nežinau po kiek čia, beveik paros, turbūt dar susitiksime oro uoste. Šiandien Vilniuje apsiniaukia, lyja, tai manau, kad labai geras metas išvykti ten, kur šiek tiek šilčiau. Nors šiluma neilgai džiaugsimės, Katmandu turbūt bus +20, bet galiausiai pasieksime kalnus, Himalajus, kur oro temperatūra turėtų siekti minusą dienos metu, -5, 0, o nakties metu net iki -20. Tai šiek tiek gal ir nerimauju, ar pakankamai drabužių ir amunicijos turiu išgyventi tokį šaltį, nes gana jautriai reaguoju į šaltį. Eina sau! Šilta čia, žiauriai! Doha! Man tai turbūt yra mano viso gyvenimo nuotykis pasiekti tą Everesto bazinę stovyklą. Tai sekit mus ir tikiuosi, kad išmoksiu kalbėti prieš kamerą ir jums bus įdomu klausytis. Viskas, šarkinu namų duris ir iškeliauju į oro uostą. Atvykau į oro uostą, šiek tiek jaudinas prieš skrydį, turiu visokių keistų baterijų ir powerbankų ir daug visko, tai tikiuosi sklandžiai praeiti patikrą. Keliauju priduoti savo bagažą, nors sakiau, kad 10 kg, bet vis tiek negaliu neštis į lėktuvo vidų. Tai atiduodu kuprinę ir einu laukti savo skrydžio. Kodėl aš taip pergyvenau, ar praeisiu sėkmingai su savo bagažu. Tai skraidinu ne vieną, o 2 powerbankus. Tai vienas 20 000, kitas 30 000 galingumo. Ir kai kurios oro linijos tiesiog neleidžia skraidintis 30 000 galingumo powerbankų. Tai aš dar prieš skrydį rašiau Turkish Airlines, ar man reikia papildomų leidimų, ar galėsiu skraidintis. Mane informavo, kad papildomų leidimų nereikia, būtent su šitom oro linijom. Ir tokio galingumo powerbanką aš galiu skraidintis, bet nebuvau tikra, ar galiu skraidintis dar vieną powerbanką, nes taip nutiko, kad Žygis pamiršo powerbanką, tai jo powerbankas yra pas mane. Tai va, bet viskas labai sklandžiai, puikiai, turiu abu 2 powerbankus, žodžiu, vadinas galėsim kalnuose krauti telefonus, viską filmuoti ir galiausiai parodyti jums.
Citadele. Bankas visiems tavo poreikiams.